Balandis. Lietuvoje vyksta žaibiška policijos operacija. Vienas po kito sulaikomi ir ant žemės suguldomi 19 vyrų. Jie tokį gyveno šiek tiek uždaresnį ir slaptesnį pogrindinį gyvenimą, o pogrindinį gyvenimą gyvena tikri gangsteriai. Jie su raudonais švarkais vaikštėje, visą dirbo visą laiką pogrindį. Žiūrėkit, kokius ten turtus randa pas juos ir viską. Savo kriminalinę imperiją pradėjo neprabangiose vilose. Vietiniai sako, kad būtent štai čia, prie šito staliuko, sėdėdavo grupuotės nariai. Jie matyt čia užkandžiaudavo, grušnodavo gėrimus ir aptarinėdavo reikalus. Vėliau prie gaujos prisijungė garsus mašinvagis pravarde Varlė, o tada prasidėjo dideli pinigai. Kuriems tikrai uždirbo pasakiškus pinigus. Praturtėję išsikovoję įtaką ir pripažinimą pradėjo rodyti jėgą. Vadai žvėriškais metodais auklėjo savus. Kiekvienas norėjęs pasitraukti iš gaujos buvo žiauriai kankinamas. Mažiausia bausmė sulaužyti pirštai. Jiems nebuvo jokių tabų ir manau, jeigu jie tik būtų dar labiau norėję, tai būtų dar labiau viską pradėję daryti.